Vasario 16 – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Panevėžyje kiekvienais metais ši diena minima Laisvės pavasario renginiais. Laisvės pavasario renginių ciklas, kai švęsime vasario 16-ąją, prasidės šventomis mišiomis katedroje, tada 12 val. Kviesime iškilmingą vėliavos pakėlimo ceremoniją čia prie Panevėžio miesto savivaldybės. Pasibaigus vėliavos pakėlimo ceremonijai visus kviesime rikiuotis Elektros gatvėje, netoli viešbučio, tiesiog šventiniai eisenai į Kalnapilio areną, kurioje vyks vasario 16-osios renginių, kaip ir finalinis koncertas, nemokamas koncertas Manto Jankavičiaus su 12 violončelių. Tai visi šitie renginiai yra nemokami. Anot Astos Čeponienės bus ir daugiau renginių kitose kultūros įstaigose. Ir muziejaus lankymas nemokamas, Dailės galerija kviečia, Pragiedrulių kūrybiškumo centras turi įvairią programą skirtą būtent vasario 16-ąjį, kino centras Garsas, tai tikrai tą dieną yra daug įvairių renginių, bet tačiau jau tas pagrindinis renginys yra Kalnapilio arenoje, koncertas, tai visus kviečiame atvykti, įėjimas yra laisvas, tiesiog reikės būti gyvoje eilėje, sulaukus savo eilės patekti į areną, susirasti tinkamą vietą ir būtent švęsti vasario 16.